matydavau jį nubudusį. Tai juk tas pats žmogus, kuris į mano tikrovę iš kažkur parveždavo angelų. Anais laikais sparnuočių dar buvo reta, o į angelus apskritai žiūrėdavom kaip į didžiausią stebuklą. Net manėm, kad jiems čia netinkamas klimatas. Mano tikrovėje šitas žmogus iš altorių ir puslapių tulpių žiesdavo puodus, kurį laiką prekiavo žilgais ir medum. Juokais mėgdavo skolinti kaukolę vietiniams Šekspyro pastatymams. Juk tai jis prižiūrėdavo šulinius, saugodamas nuo apakimo. Lengva ranka kaustydavo arklius, riešus ir velnius. Patikimai surimuodavo akmenis su debesimis. Čia jis truputį kitoks, pribraukytas, dvimatis, fragmentiškas. Tarp eilučių vos nujaučiamas. Stovint šalia, sunku patikėti, kad mano tikrovėje netgi dabar kažkas alsuoja jo paukščiais, kad kažkam ant blakstienų štai šią akimirką kimsta ir alma skruostais pasaulyje.